Dabar plokštuminiai pamatai iš esmės jie atsirado Skandinavijoje, tai Švedija, Norvegija ir jų principas yra toks, kad ant granito pagrindo tu nelabai gali padaryti kitokius pamatus. Ten darant pamatus yra sprogdinamas granitas ir po to įrenginėjami pamatai. Dėl šios priežasties ten išpopuliarėjo ir atsirado tokie pamatai. Jeigu žiūrėti kitom kalbomis, netgi yra toks posakis, plokštuminis pamatas yra vadinamas švediška plyta. Jeigu ten, tarkim, iš rusų kalbos žiūrėti. Ir esminis dalykas, bet kurio pamato nebūtinai plokštuminio, yra tai, kad kuo didesnis plotas, tuo laikomoji galia yra didesnė. Tas galioja tiek poliams, tiek juostiniam pamatui, tiek plokštuminiam. Kitas dalykas, jeigu tai yra poliniai pamatai, jie kartu turi ir šoninės trinties, tą laikomąją galią. Tai ką mes gaunam su plokštuminiu pamatu, tai išdidinam daug plotą ir tokiu būdu galim padėti tą pamatą ant šiek tiek silpnesnio grunto. Kitas dalykas tai yra energetinis naudingumas, kadangi nėra išsikišimo šalčio tiltų, toks pamatas jisai būna šiltesnis. Bet visais atvejais pigiausias pamatas yra polinis, maždaug 2 kartus brangesnis yra juostinis ir dar brangesnis yra plokštuminis. Ta reikia turėti ir suvokti šitos principus, kad įrenginėjant plokštuminį pamatą, vis dėlto tai kainuos brangiausiai. Kitas dalykas yra, kad tarkim, jeigu statote karkasinį namą, jums reikia kilnoti sienas ir jums yra nepatogu dirbti ant smėlio, kol įrengtos grindys ir sutvarkytos, todėl karkasininkai jie labai prašo, kad pradžiai būtų padarytas plokštuminis pamatas. Tai kaip ir visur, geriausių konstrukcijų jų nėra, visos konstrukcijos yra geros ir tiesiog prie tam tikrų sąlygų vienas ar kitas variantas yra geresnis. Prieisiu. Dabar esmė, ką aš bandysiu papasakoti, tai aprašysiu daugmaž literatūrą, kuri egzistuoja ir kuri gali padėti projektuojant plokštuminį pamatą. Vėliau gal tiesiog, kadangi per pietus skaitoms paskaitą parodysiu video, kur gerai yra parodyti principai, kaip daromas plokštuminis pamatas. Ir tada papasakosiu, kokia skaičiavimo metodika jis yra skaičiuojamas. Ir paskaitos pabaigoje parodysiu brėžinius. Vėl brėžinius parodysiu savo, rastus internete ar iš gautų projektų. Tai knygas aš stengiuosi rodyti lietuvių kalba. Iš esmės, kas liečia pamatus, šiuo metu pagrindinė knyga yra Danutės Šližytės arba autorių kolektyvo, nes lygiai taip pat Jurgis Medveckas yra garsus geotechnikas. Prieš tai Eurokode buvo knyga susijusi su sekliaisiais pamatais Benjaminas Černius. Ir klasika yra likusi knyga Jono Šimkaus. Dar pridėjau Marčiukaičio gelžbetono konstrukciją, nes iš esmės, kadangi plokštuminis pamatas daugeliu atveju bus gelžbetonis, tai kažkokia tai knyga apie gelžbetono literatūrą, jinai tiesiog būtų naudinga. Ir dabar, kaip ir bet kuriuose pamatuose, mes perėmam apkrovas nuo perdangų arba stogo, einam ant sienų ir einam ant pamatų. Tas plokštuminiam pamate yra svarbu tokiu aspektu, kad ties sienomis yra šiek tiek padidintas tas kaip sija yra padėta. Yra plokštuma visur, bet ties sienomis yra šiek tiek didesnė.
Ir čia yra pateikta literatūra, kurią naudoja armatūros suskaičiavimui, tai Mindaugo Ulonio sėjinės perdangos, Viktoro Rožaičio pastatų konstrukcijos, projektavimo gidas. Ir dabar video medžiaga, kas liečia pamatus. Tai Antonas Weberis yra šiek tiek papasakojęs, kažkiek yra kituose šaltiniuose pateikta, tai šitą vietą jūs matysite, atsisiųsiu, tiesiog kažkiek taupydamas laiko aš neištęsiu. Aš visada mėgstu padaryti apklausas, vienos būna vykusios, kitos nevykusios, bet iš esmės Lietuvoje maždaug 80% pamatų, ta pati apklausa rodo, yra poliniai pamatai, vėliau eina plokštuminiai pamatai ir mažiausiai yra juostiniai. Būna kartais tokia situacija, kad polinio pamato tu negali padaryti, nes yra silpnas gruntas, o kuo plotas didesnis, tuo gruntas laiko daugiau. Tai kad ir kaip keista būtų prie tam tikrų atvejų, juostinis pamatas laiko daugiau negu polinis pamatas. Kadangi mes turime pačią juostą laikymo galę didesnį. Bet jeigu žiūrėt pagal tai, kas populiariausia, tai poliniai ir plokštuminiai. Vėl sakyčiau, kad plokštuminiai jie labai aktualūs, jeigu tai yra karkasiniai pastatai. Karkasiniai mediniai pastatai. Ir pats principas plokštuminio pamato, čia paėmiau iš puslapio, tam daugiau yra tos informacijos pateikta, bet esmė, kad ties tom vietomis, kur yra sienos, tas daiktas yra kažkiek tai pastorintas pamatas, apačioj dedasi šiltinamasis sluoksnis ir jisai sudaro liktinius klojinius, tada įsivežioja komunikacijos ir visas šitas reikalas užsipila. Armatūra dedasi 2 tinklai, vienas apačioje, kitas viršuje. Ir iš tos pačios puslapio yra paimtas aprašymas, kas tai yra plokštuminiai pamatai, tai vientisa nešanti pamato konstrukcija, įlieta į specialias putplasčio plokštas, kurios visiškai izoliuoja pamatinę plokštą nuo tiesioginio kontakto su gruntu. Gruntas specialaus paruošimo būdu tampa nekilsnus. Tokiu būdu išvengiama šalčio tilto, įšalo bei pamato deformacijų. Tai vienas iš šitų pamatų privalumų yra tai, kad jie yra šiltesni, yra mažiau šalčio tilto, nes vis tiek tas šalčio tiltas ties polio arba juostiniu pamatu jisai vis dėlto lieka. Plokštieji pamatai pastatą laiko visą plokštumą, o ne atskirai segmentai. Dėl šio pranašumo jūsų pastatas niekada nevaikščios, išliks stabilus. Su tuo galima sutikti ir nesutikti, bet esmė, kad laikymo galia plokštuminio pamato yra didesnė, jeigu yra silpni gruntai, tai yra vienas iš sprendimo būdų, bet šiuo metu turėjau vakar skambutį, sako, noriu pasidaryti plokštuminius pamatus, nes girdėjau, kad jie labiau laiko. Ir jo geologijai buvo 4 metrai durpės. Ir aš statytojui paaiškinau, kad ant durpės padaryti vis dėlto plokštuminių pamatų negali. Tai vis tiek turi įsižiūrėti principus, kurioj vietoje galima padaryti plokštuminį pamatą, kurioj ne. Tai vis tiek turi būti arba smėlis, arba molis. Ir jeigu yra durpė, tai yra 2 sprendimo variantai. Vienas variantas tai yra daryti kabančius polius, arba pasiekti tvirtą pagrindą, arba kitas variantas įsikasti durpės. Vis tiek toje vietoje padaryti polinio pamato nesigaus. Dabar yra filmukas pateiktas Filmfomo, kaip vyksta tavo statyba, tai čia, kaip rodžiau, yra specialus
termoizoliacijos sluoksnis, tas paruoštas EPS-as, kuris turi griovelius ir jį gali padaryti kaip lygtinį kloidį. Jis yra išdedamas, suvedama yra kanalizacija ir inžinieriniai tinklai, nes po to jau prie to neprieisit. Ir yra išbetonuojamas. Tai va čia trumpas principas yra, kad ties siena ta sieja yra storesnė, ties grindimis yra plonesnė, sudedama armatūra. Ir įrengimo video pateiktas adresas, galima pasižiūrėti. Taip pat radau kitą blogerį, kuris pilnai papasakojo apie plokštuminių pamatų įrengimą iš technologinės pusės, kaip viskas darosi, bet aišku, žmogus nepasakoja apie skaičiavimus. Tai aš įdėjau jo video adresus, iš to, ką mačiau, čia žmogus pasakoja lietuvių kalba, esmė yra pateikiama geriausia. Pateiktų brėžinių principai. Ir dabar esminis klausimas, dėl ko yra mano paskaita, tai kaip skaičiuoti pamato armatūrą, laikymo galią ir kaip vis dėlto kur susiveda tas dalykas, nes daug yra filmukų, kaip įrengti pamatą, bet vis dėlto, o tai kaip jisai skaičiuoja, kiek ten armatūros dėti. Tai esminis dalykas, kad plokštuminio pamato vis dėlto nesigautų susivesti į 2D uždavinį. Tai jau yra 3D uždavinys. Ir šitoj vietoje jūs turėtumėt pasirinkti bet kurią baigtinio elemento programą. Asmeniškai aš naudoju Deimantą, bet tai tarkim mano pasirinkimas. Gali būti skija, skadas ir apačioje projektuoti plokštę. Ir iš to gauti tuos armavimo principus. O dabar apkrovimą reikia nurodyti pagal kūginį stiprį. Aš vėliau parodysiu eigą. Yra toksai kaip ir Šlyžytės knygos trumpas sekliųjų pamatų išrašymas, kad laikomoji galia yra išskaičiuojamo ploto ir maždaug 10 QC. Tai tokiu būdu lygtai galima padaryti priartėjimą to skaičiavimo rankiniu būdu. Bet iš esmės tai jūs atramas nurodot ne kaip standžias, o kaip atramas, kurios yra spiruoklės ir ją įvertinat kūginio stiprio dydžio. Vėl yra atskiros teorijos, vienoje vietoje rašo, kad yra 4 kūginiai stipriai tamprumas, kitur 3. Aš remiausi Deimanto teoriją, vėliau pateiksiu straipsnio pavadinimą, kuriame rašo, kad reikėtų vertinti prilygintą kūginiam stipriui. Tai kai aš skaičiuoju plokštuminius pamatus, aš dedu spiruoklės ir tas spiruoklės prilyginu kūginiam stipriui. Ir čia kaip pavyzdys sumodeliuotas skaičiuojamasis modelis Deimante. Ir jo grindis yra apkraunamos kūginiu stipriu. Tai vėl reikėtų pasižiūrėti, kad pirmas sluoksnis, jisai turbūt yra supiltas, bet šiuo atveju stiprus, reikėtų vertinti ties antrų sluoksnio, kur yra pateiktas šitas kūginis stiprius. Ir tokiu būdu jisai apsirašo Deimante. Tai čia pateiktas kūginis stipris, pirmo sluoksnio, 10,1 megapaskalis. Čia rašau, kad tokį modeliavimo principą pateikia Deimantas šitame straipsnėje.
straipsnio nuorodą ir va čia matot yra 10,1 megapaskalis ir šitoj vietoj va, gruntas irgi yra 10,1. Ir tokiu būdu vat, apkrovus patikrinami poslinkiai, vėl poslinkius juos reikia žiūrėti, ar neviršytų ribinių, tai ribiniai, man atrodo, yra 40 mm. Jeigu poslinkiai viršyje ribinius, tokiu atveju reikia mąstyti kitą sprendimo metodą. Šiuo atveju deimante atsakymas teikiamas milimetrais ir čia suskaičiavus aš gavau, kad maksimalus yra 3,5. Į viršų kažkur tai pasivažiavo, o į apačią maksimalus 0,7 mm. Čia vat, iš mūsų esamo geotechninio projektavimo dokumento pateikiu nuorodą, kur yra parašoma tinkamumo ribinio buvio poslinkio maksimali vertė 40 mm. Lentelė yra pateiktas reikšmė. Vėl įvairiuose dokumentuose šita reikšmė yra skirtinga, bet vis dėlto, jeigu jūs gaunat daugiau negu 40-60 mm, tai reikėtų turėti omeny, kad tai jau yra per didelė reikšmė. Ir gavus rezultatą, jūs savo kompiuterinėje programoje pasižiūrite armavimą, koks jisai gaunas. Tai kadangi vėl buvo du momentai sijos ir plokštės, tai pateikiu ties sienomis, koks jisai gaunasi armavimas. Tarp kitko jis netoks jau didelis, nes 2 dvyliktukai yra 2,26, tai čia sudauginus PR kvadratu iš 2 gaunamas tas plotas, jisai nėra labai didelis, čia gal 14. Ir armavimas lygiai taip pat plokštėje, kuris apie 8 yra 1,53. tą rezultatą galima pateikti tokiu skaitiniu variantu. Bet čia jau yra jūsų programinės įrangos galimybės, kaip jinai pateikia rezultatą. Ir ką pateikiame plokštuminio pamato brėžiniai. Tai yra išbraižomas visas pamatas, sudėdama armatūra ir, kaip minėjau, ties sijomis pastorinimai. Vėl momentas yra toks, kad įrengiant pamatą turi būti suvesta visa inžinierinė įranga. Aš inžinierinės įrangos, kur pas žmogų bus kanalizacija, dar kas nors savo brėžiniuose nerodo. Tas pats brėžinys ir to plokštuminio pamato detalė. Tai pateikiamas armatūros aukštis ir 2 armatūros tinklai. Tai iš esmės paprastam namukui, karkasiniam, šitų duomenų užtenka. Dažniausiai tinklą aš darau 10 arba 8. Ties sienomis 2 dvyliktukus, nes retais atvejais viršio, šiuo atveju, kur rodžiau pavyzdyje, viršio, tai ten buvo sudėti 2 14. Bet iš esmės tai daugeliu atveju tas neviršė. Ir kampinio mazgo pateikimas, kad tie dalykai susirė. Bet čia šitas brėžinys jis iš esmės atitinka standartinį Rostverko planą. Kitas variantas kolegos, kur iš esmės lygiai tas pats, pateikia plokštuminį pamatą, pateikia
ties sijomis armavimą ir pateikia plokštės armavimą, surašo kiekius. Gaunami mazgai. Dar vienas variantas. Gali būti su tankintu gruntu daromas plokštuminis pamatas. Tinklų pateikimą šiuo atveju sudėjo 12. Iš resta parodos variantą surašiau, ką kolegos pateikė pastabose, kad pamato plokštės armavimas numatomas dvigubas, išdėstant armatūrą apatinėje viršutinėje plokštės zonose, armavimas atliekamas atskirais armatūriniais strypais, projektinėje padėtyje juos surišant į tinklus, pagrindinė plokštės apatinė armatūros tinklai numatyti iš šešiukės S500 klasės armatūros, strypus išdėstant kas 200 mm. Vėl, kada aš kalbėjau, iš esmės tai kaip skaičiuojas, kad jūs paėmat metrą ir jį padalinat iš turimos armatūros skaičiaus, gaunate tą, kiek gaunasi žingsnių. Ir šitoje vietoje labai naudinga yra Augonio knygutė, gelžbetoninių sieninių perdangų projektavimo metodiniai nurodymai, kurioje yra pateikiama armatūros plokščių išdėstymas. Kiek, tarkim, išdėstom žingsnių 20, 150 gaunamas yra armavimas. Tas pats parodoje pateikiamas brėžinys. Ir jeigu sutrumpintų variantų, tai yra maždaug tiek, ką norėjau papasakoti. Įmesiu skaidres, kada pristatinėjau per kvalifikacijos kursus, aš rodau YouTube filmukus, bet šiuo atveju tų filmukų kaip ir nerodau taupydamas jų